Labai mūdį oras, sakykime. Įpys. Va tokį šūdą parduoda. 1900-asis. Padangai. Pasirodo, neturime oro. Pabūdome Italijoje. Ir dabar einame pusrytį valgyti. Kuprinė jau sukrauta. Važiuosime į Liublianą šiandien. Tadam. Sveiki atvykę į Liublianą. Kitaip vadinama Panevėžio kraštu. Tikrai kaip Panevėžio jausmas kol kas. Plius minus, minus plius toksai Panevėžiokas. Tik žmonės tamsesnio gyvo. Nors ir Panevėžio yra. Va. Pažiūrim, kokie žmonės vaikšto. Va toks va eina. Čia koks žmogus eina. Sparas. Nu kol kas tai va. Liublianos centre jau esame. Einame iki pilies pažiūrėti, bet ne į viršų nelipsim, tikrai nedomina. Užteks iš apačios pažiūrėti. Ten pilis. Sakau, kaip Bratislavai tokia. Su dviračiais. Žiemą. Lekia, daro. Oi, tu va tokie čia dar važinėjo. Gal ir neblogai. Šik. Nėra vėja. Visai gražiai čia. Visai neprastai. Laimingas? Dabar jau bus smagas. Reikia pervažiuoti šios kalnus. Čia yra Alpių, man atrodo, pakraštys, jeigu aš neklystu. Al pakraštys? Liktai. Al kraštys? Al kraštys, reiks pažiūrėti iš tikrųjų neužilgo žemėlapį. Atvarėm į dailę vietelę. Va tokia. Kalnai, va tai va. Per tiltuką. Dailu. Nice. Visur aplinkui vien kalnas. Sustojom su Lauriu dar vieteliai. Valia kaip nice. Upokšnis va toks va yra. Dailus upokšnis šiaip. Ir kalvagubriai. Nice. Dailu! Patinka su mašina. O čia va galima išsimaudyt. Nieko nesimato. Ai va. Eik, tu čia šitą skylę, kai įlipčiau. Į skylę. Zik. Čia galiu nusleis netyčiom. Lauris maudasi. Gardas? Myža. Iš tikrųjų, va. Tokioj vietoje. Labai gražiai viskas atrodo. Dalia kaip skaidrus vandenuks. Ką tik įvažiavom į Austriją. Čia, tu kvailas, tu pažvelk, koks čia kalnas yra prieš mane, kaip čia giedra ir kaip gražu už lango, medžiai apšalę glūtės ten. Jau prie
savo viešbučio. Taiba. Nice! Kodėl nedavė 1-3? Tai kažko, tai O per 2. Puka radė statys, iš abiejų pusių turim sieną su kaimynais. Štai. Būntų didelis. Jo, paparė. Tikrai didelis. Bele kaip. Oi, lauką. Į gatvę gražią kažkokią. Čia va į kalnų. O kalnė yra. Ir į kalną. O eik, tu dar auga vagytės. Ir į kalną. Nice. Kas čia per weddingphotography.lt? Weddingphotography.lt. Čia patys geriausi foto ir video komandos atstovai Lietuvoje. O nėra čia tie, kur vieni geresnių weddingphotography.lt, kur vestuvės daro labai gražiai, filmuoja, fotografuoja, visai dienai, kur kainuoja, kiek nori laiko, 2000 eurų. Nėra čia tie? Aš 2 kartus vos nukritau. Bernai jau vaikšto po Salzburgo senamiestį. Senamiestį. Tai truputuką pasiganysim. Žiūri tetos į mus, kad filmuojamės. Tetos labai jaunos, 14 metų. Tai va, tai truputį einam pasižiūrėti, kas čia gero. Šiaip kol kas dar nieko nematėm, tik ką tik išėjom. Bet va toks senamiestukas kol kas. Kaip ir visi. Kaip ir visur, tik tai geriau negu kai kur. Kaip ir visur, tik ne Zagrebe. Kad ten peiliukų žiūri? What? Atėjome prie pilies. Ne šios. O štai šios. Bandysim užsikabaroti viršų. Bet tikėtina, kad nepavyks dėja. Gali būt, kad dar nedirba. Uik, tu ten žmogus ant gaublio įdomiai. Stogai. Didžioji kinų siena, ten kitoj pusėj. Užlipome į pilį. Ai, karšta. Visai. Tiesiog kaip miestelis yra čia. Kol kas. Miestelėnas. O tai va gyvena Pilėnai. Pilėnų kaime šiam. Laurynai, turiu tavo egzamino klausimą. Kada pastatyta ši pilis? 70 7 metais, viduramžiais. Pasirodo, kad yra viena didžiausių Europos pilių. 200 metrų ilgio, 100 metrų pločio. Šiaip tikrai labai dičkė. Elvinai, iš kur tu žinai tokią informaciją? Šią informaciją aš gavau iš digiclasse.lt. Žiūrėk, mes į šitą. Davai. Jo, tai va tokia va pilelė. Vadinasi Hohensalzburg Fortress. Jo, čia tinkas. Šiaip gražu, eik, švilpt, va. Kalnefai visur. Labai mūdį oras, sakykime. Įpys. Snigurička. Sninga kažkaip labai čia. Eik, savo, kaip čia gražiai. Geras, geras. Sabonio kablį vadinamai. Ten va šiaip kažkokia gynybinė siena, pilių visokių. Atėjom su Laurynu kavuką pasimti. Pasiėmėm flat white'ą be kofeino, 5,30 €. Su kofeino 4,9 €. Tai šiaip iš esmės labai panašiai Vilniaus kainos. Gal truputėlį tik brangiau. Laurynas važiuoja šuniukų nuotraukas, ką gali pasimti, bet jeigu nori. O juk, tai čia visokių gražių šunų gali pasimti. Ne, čia šitas kalendorius. Ai,
Galvau, žinai, gal sudėta taip, kur gali pasiimti. Šitas labai juokingas. O, nice. Ir dar pasiėmau be kofeino paragauti kavuką iš jų. 11 €7, va tokį va. Kavusėlės. Lauri priderino prie džampako netgi va. Okay, so these were all reading the same book. I get 1 month of not having to read. Paragauk, Laurai. Ir iš karto įvertinti iki 5 kiek. Yeah, that's great. Kiek iš 5? 4. 4? Well, that's not true. Na gerai. I still don't read. Sveiki atvykę į Prahą. Praha, ką? Mes dabar jau esame Prahoje. Prahos Respublikoje vadinamoje. Ten yra Karlo tiltas gražus. Eisime per jį. Einam dabar truputį iki pilies pažiūrėti. Į viršų tikrai nelipsim. Šiandien jau buvom mes pilį užlipę. Užtenka jau. Tai varom pasiganyti. Tada varysim prie laikrodžio. Laurinas apžiūrės laikrodį. Labai gerą Rolexą senovinį. Važiuosi? Štai tikrai nevažiuosiu. Aš tikrai nevažiuosiu. Ir viskas. Ir važiuosime iš čia lauk. Lauk iš čia. Dar gal kažką tai. Pažiūrėsime senamestį. Ai, dar suvalgysim tą Pringlesą. Ta, kai valgiam Brno. tą nesąmonę suvalgysim dar su kavuku gal kokį. Ir varosim į Deutschland. Vaikštome po senamiestį. Šiaip visai gražu iš tikrųjų. Ten eisim po to per tiltą. Va toks. Karlo tiltas. O, tokie vaizdeliai. Šiaip dailus miestas. Prieš 10 metų paskutinį kartą buvau. Tai jau sunkiai atsimenu. Atsimenu, kad patiko. Bet neatsimenu kodėl. Dabar šiaip matau. Tikrai dailu labai yra, ką pamatyti, labai daug turistų. Atsargiai, kišenvagiai, atsargiai, kišenvagis, kišenvagis. Va šitos va. Esam ant tilto. Pučia vėjas. Atsargiai, kišenvagiai, kišenvagiai. Va tokį šūdą parduoda. Paskutinį šūdą visišką. Apsivemt galima. Astronominis laikrodis. Atėjom pasiimt kažkokių tai dalykėlių. Nice. Va tokį, o lesiu. Tradicinį desertuką. Ragausim tai. Važiuojant į Vokietiją, kažkas nutiko padangai. Pasirodo, neturime oro. Atvažiavome į Molį. Molis. Ir ieškosime oro. Nes oro nėra padangoje. Tik tais viršų yra likę. Ha, ha, ha. Štai kokie bajeriai. Iškeli pakliūta į rūką. Jau 10 minučių taip sukamės. O, važiuoju. Įdėk šitą. Neįsijungs jaučiu kitaip. Ar čia ir... Ai, va. Naujausiasis viešnamis. Ibis už 7-3 eurus. O bent jau yra lygintuvas. Va toks mūsų viešbutanas. Viešnamis. Kažkur čia. Varam pažiūrėti centrą, ką gerą siūlo. Nu, esam centre, bet į senamiestį.
Dresdeno katedralė. Tikriausiai kažkokia čia, bet visai daili tokia. Aikštelė tokia aplinkui. Nevaikiška aikštutė. Katedra nice atrodo. Būnant Vokietijoje nepasiimt kebabo yra didelė nuodėmė. Tai pasiėmiau va tokį su falafeliais ir haliūnu, padažiuką, bulvytės, geralą, sumokėjau 15 eurinių ir 50 centų, man atrodo. Šiaip pasirinkimas yra bele kokio dydžio. Ką ragausim, žiūrėsim, kas čia gero. Aš gal paragauju ir pasakysiu, ar čia gardu ar negardu. Gardu. Šiaip šviežia labai. Nors tokia skrybelė visiška. Banditiškai tik vaikšto. Na, sau, labai geras. Rytas Dresdene. Pro langelį matos bažnytėlė, kur vakar buvom. Kitos dvi, o tai ir graži matos. Ir dar ten. Toks vaizdelis visai neblogas. Ką pakosimės virinsim. Ir paskutinę šiaus kelionės lokaciją. Lokacija. Tokie reikaliniai. Viešnavės geras buvo, iš tikrųjų patiko. Rytas ir nerandam, kaip iki mašinas įeiti. Tai tiesiog einam per parkingą kažkokį, per įėjimus, kur visur parašyta, kad negalima eiti. Vokiečiai gali mums išdrapakuoti rudasias už tokias bairias, man atrodo. Rudasias. Vaiktų čia šilta bent jau. Tai va, bandom ieškot, jau kažkokį va parkingą radom, bet mums reikia 4 aukštą, o ne į 0,1. Vakar kilom ten tokiais ratais milžiniškais. Lauris pat apsivėmė net biškį. Radome liftą, šiaip ne taip. Vis dėlto parkingas buvo nerastas. Tai parkingas tik tais čia. Parkingas tik tais čia. Tai reikia mums kažkaip rasti kitą aukštą. Aš su kažkokia moteriam sugebėjom pakilti viršų. Dabar bandom vėl ieškoti. Vos neužsitrenkiam, ką tik. Šiaip ne taip radome. Polinį. Bam, pasikūrė. Važiuojam. Pusiaukelė pasiekta. Esame ties Vroclavo tiltu. Vroclavskyje bridge. Ką rodo mums pro langą įdomu. Upė, bet nerodo. Nesiūlo upės mums. Eikta koks dailus tiltas. Esame Suntago akvaparke. Einame maudytis ir į pirtį sušilt. Po 6 valandų kelionės pats tas bus. Suntago, go! Va, toks vaizdelis. Važiuojam maudytis vienu žodžiu. Kažkur, kur šilta pagulėti iš kelią. Reikia susirasti, kur pasidėti rankšluosčius, tikriausiai. Ir iššokti ten gal į paplūdimį, bet kažką. Šalį kažkam eini. Tarkim, kažkam pro šalį eini, netyčia. Į džekuzinį varom. Pernai grįžau po pirčių. Eina, švilt. Kaip sakoma. Jo. Buvom va tokie va. Nuogašikniai vadinamieji. Gerai, varom čiaštino kažko gal. Ar pasiganyt po... Eik, kaip gerai čia atrodo. Einu nufilminti. Tai va. Dailiai tai va atrodo. Nice.
Atvykome į Varšuvos senamiestį beveik. Ne, dar 4 minutės. Ne, 4 kilometrai. Veikia rodant namą. Varome ieškoti viešnamiaus. Paskutinysis kelionės viešbutis. Motel One. Motel One viešbutanas 3 žvaigždžių. Einam žiūrėti, kaip atrodo kambarių. 2, 4, 3. Va. Viešbutinis. O, eikts čia. Va. Šitas Gruberis toksai. Viešbutis kainavo kažkiek, neatsimenu. 7 gal. Apie 7-8 gal. Latus. Varšuvietiški papuošimai, va tokie va yra. Visokie. Picoką ragaujam. 8,93 €. Bam.